Gerdien, chebra. O, saulelė šveit, sniegs tirpst. Į spiglę, blėzg. Čia toks motociklėlis pasitaikė. Toks kapidėina tokį šiandien. Kapi pavasaris, bet ne pavasaris, dar įžėjama. Čia ir Shandong Aisvangn Motors CD. O. Shandong Aisvangn motociklas. O. Takeshi pirmin, narsoriai pirmin. Taip, čia ir Honda CRF 450 kopija. Kinietiška kopija į neprastą. Kaip žinia, anei kopijon. Ir ties imitacijai tokie, arba kažkokie tokie netikri daiktą, kaip ir cukrus, ir cukro pakaitala, ir beveik tas pats. Nu, tos dalykus žmonės mat parduotuvė, gražia, tvarkinga, nuosiapkiša, padaryta ir unteik nebloga, kad net, bet, ir viens bet, kaip ir parduoti šunioką, katras serg vėžių. Va tap. Dėl to daugmaž parodys. Tekinė su tokias obodas. Jeigu matysiu, blizgonis, obodelė, miltelinis dažiems, bet dažiems plons. Nu, tas nik nekėt, vis tiek, kad nenusidauža. Ir matau skaičiuką, dot skaičiuką, homologacija vadinas. Ir ani matyt praeitum homologacijai ir pakankama tinkant kinė. Špiekia tokiai storesni nei CRF, nors gal apsirinku, bet ani kažkai netokiai. Danga tokį chromauta arba nikeliauta, greičiausiai nikeliauta, nes ten tus galus yra nikel kasyklas, ane ten sušiupelka vien to nikel. O, daro trasą. Gera. Spiglė, kad tik nenuliekt. Šakis. Salnika, čia tokiai. Viskas nebloga padaryta. Riema dengti tokiu kažkokiu oksidu. Visą kompanijai daro tikrą šaunę. Aš esu kad kas ta per kompanijai. Bet ir viens bet. Visi tai šitą dalyką atlikti. Stabdžių suportą, tiltuką šitą. Matau variklį lėjinę. Ani tokie didesnė, ani tokie rybesnė, ani tokie ir apšlifuoti. Tai reiškia, kad naudu formas, originalą kepti tokiam dalykau. Kaip prisiminam iš vaikystės, kaip pyragus kepdavom iš smėlį. Zuikioką, meškioką kepdavom. Dėl to tas zuikioks meškiuks gaudavos toks biški didesnis, rybesnis, o forma... Čia tas pats situacija. Likta nebloga, bet anei surūdės, supūst nukaldos. Nes pats metals, unsi padarys iš metalo laužą. Laida, čia laid čia pradėjau minėti, matau, kad они padaryti iš celofaninių maišiukų. Tokie, ta plasmas, tokie. Viskas yra iš tokių atliekų. Ir ant netor tokį techninį metalų struktūros sprendimą. Bet tas nerūp. Juk žmogus nusipirk, metus laiko važiavo išmetį, jau išėjo kits modelis, CRF. Ta šitą, pavyzdžiui, kampuks stovėtų, arba du kampuką, polerį. Viskas. Naujasis modelis, nebepirks to. Ir šitą tas toks dalyks atliekti, užpildyti nišą tų tokių žmonių, kur nori brangaus CRF, bet neįperk pigų neva CRF. Varikliaus reikalas šis buvo čia biški prardis. Tai metals vėlenuką ir nutekinti gražiai, viskas atlikta į teisinga, bet šlifuojas, matos, kad viskas šlifuojas lengva. Nie kaitoma, nie dangų specialių, nieka. Da aš nenustepčiau, kad čia gilziau cilindrus, o ne nikusils. Pilna tik.
Žvakį išsukau, mašinėlį. Buvo gal perdaryt. Ne, originals rėgis. Jeigu saimkiam CRF galvo struktūrą ir su mašinin žvakį, tai tas tarps šalia voštuvų, tarpukų ir kritiška per tai voštuvą žeidą. Nu, čia iš aukštus materijas, iš kosmos technologijai. Anims neįdomiai. Žvakį, mašinėlį ir 3x pigesnį, nei CRF mažą žvakiai siaurai, kas žino. Dėl to nieks per daug čia nekreipia techninius dalykus. Kreip dėmesį, kad anon pirktų. Ir ant po kiek laiko sugestų, net nusipirkt avėjai, nes mums nebrangus. Tokiu būdu resursą žemės ir taupom. Šakis galėnis, tai kaula, ane kinietiš. Kinietiš golė viskas ir padaryta, kad ane būtų. Ane veik, 100% daug, kad ilga neveiks. Nes kaip į 4 čia iš senukų. Ane veik, gal valandą. Karburatorius membraninis karburatorius krosinio motociklo. Čia kaip situacija, kaip būn šunį, kur vedžio, skui bastytų, vedžio, įtep, tim, piek, atsisuk basėts, gera ir bėg. O CRF karburatorius yra, kaip terjeras. Stri, kur? Mes kamuoliuką, bėgu, toks šitą, o. Va čia toks palyginėms. Dėl to ant ir sakau, atlikti ir pavažiuoti. Gal gera, nes naujoką nusipirkiant tokį dalyką, ani neužsivers, ant toks. Švelnint taro. Į starteris, katras jau nebeveik, patikojelį. Ir EGRs, karterio garų, reiškia perdirbintojas, kad baltuoji meška nuo tirpstančių ledynų, mojon, galvo, maladėt, kur rast, padarėt EGR. Glušė, da kažkas tokiai leinė, tokiai, matos, kad štampa. Neblogai atlikti, bet problema ta, kad jau, matau, beveik eurą perudėjai. Parodys, kiek konsinueis, suprasi, koks ir lygis. Žiūriu linciuką CRF-inę, bet aš žvaigždutį ir iš tok metalą, kad būt kas pirkiant raktus už 1 eurą parduotuvės. Arba groštus, kur grėžia, atsiriam ir išsiteis. Kas jis turi problemų. Čia tas pats. Plasmasė šitą va tokį. Orą, kur gauna naftos produktų. Jau nuo naftos produktų keitė. Nu, toks, čia normal, bet nu, čia nekokybiška guma. Teik to pasikeis iš kur nors išrūpinti. Starteris ir. Nu, sugėt. Nu, neužsitvesim kojelis. Vis tie generatorė į vis elektros pritaisą kaip į vis kinietiški. Resursas. Ir labai mažas. Bet ant skolnaus senos reik pasidžiaugti. Dabar galvoju, ar anon reik lop dugnas, kol sugės ir išmesti, ar įsivaizduoti, turys gerą motociklą ir vat, neva kešti anon. Dabar važiuoti šaltuok, kažkaip sūrė burno, nuryti sūrų dalyką gali greitą. Bet manau, pavažiuokim, kaip išės tiek. Kraniuks su kinietiškas užrašas. Arba, ne kinietiškas, beveik kinietiškas. Pašildykiam. Pasosinu. Nu. Nu. Toks motociklėlis.
krosiniai motociklai. Atrodo visai neblogas toks, kaip už tekrą. Toks pavažiavau, irgi bėgė. Gal ta žvaigždė maža? Nežinau. Gal, ko ne? Toks kažką spiras. Toks gėsti. Gal danau stebi. Nes ansi nueis, žiūrėk, kiek. 163 kilometrus beveik. Mylis kilometrą. Viskas. Kaip suįžu. Nuvažiava 100 kil, jau sugeda. Reikia remontuoti. Nu, besivės ant Simon. Tas insista, jeigu įvažiavus, aniep nebūtų. Ar apsimukti važiuoti? Ainas tau ypač atleidė. Nu, mus neužkalė. Ainas aukos munk. Stoka ant akmenėlio. Pilki šikną smėlio. Kur čia? Nuras. Žiūriu taką. Kola. No. Rock'n'roll. Kola. Dievas mano. Nu, toks ilgs bėgis labai. Oi, kas užlaptas čia savo šliubinti. Labai ilgs bėgis, nu, gal. Ai, kad miški gera. Nežinau, net tiek jau sušlapavo. Jalava! Šaldai duša. Reikia nebloga į. Bėgęs sunkiai renginėjas. Toks biškės, toks nėra pagreitinimas ir sirbliuokas. Nes sušipas nesivaldo sušipas. Sak, grybų jau į. A, įkažin. Aha, kvep. Nu, kvep gal tokiu. Žeima da. Oi, ilgs bėgis. Nu. Nori įsigonis. Ai. Biškį vazar pagavau. Šaldai gluša, eidu. Negau važiuoti kietų kelių. Gaila stiglių.
Labas Vaidas Utpiglės. Gal norėčiau ant ežero pavažiuoti. Gal nė šalia. O sunku važiuoti, ilgs bėgis labai. Na, oram, pantėda. Nu, gal net nenorėčiau. Motociklas nebrangus, gal negaila, bet tik to. O trasą padarė jau. A gerą trasą. Niefigant nevalim. Nieka. Kinietiškas kroselkioks. Seilis sūris, ryt noras. Nu, pavažiuoti. Taip, po miškiok. Ilgs bėgis, pirms bėgis ilgs. Bet šiaip trasų gals nuvažiuoti. Kol kažkiek, va, tipo, taip. Nu, rekomenduoju tokį tarataiką. Nu, neįperki į CRF, arba įperki nudrožti CRF ir naus toks, ne CRFs. Nu, tau važiavimas užteks, jeigu mėgėjiškai profesionaliai važiuosi, nu, šans ne, nu, gal kas įvažiaun, bet produktas toks, kaip atsakysi klausimą, bet neilgamžis. Laiks parodys, bet gali pirkti. Svarbiausia, vis laik su VD pūsti, pastovė, kad nerudėtų, ir pastovė gal kažkur krapštyti. To pačiu išmoks, o meistrą kiniečių pats žina. Nelaba. Dėl to, gal pabandyti su kiniečiu važiuoti. Kažkiek laik, nors vien dein.